Labas vakaras. Šios prezentacijos metu, šio išėjimo į eterį metu, norėjau pašnekėti apie vieną dažniausių operacijų, apie, gerai pavadinkim, gal ne vieną dažniausių, mano praktikoje pasitaikančių dažniausiai operacijų, tai yra vokų, viršutinių vokų plastika. Tai yra, ko gero, dažniausia operacija, kuomet kreipiasi vyrai iš visų estetinių operacijų ar estetinių paslaugų pageidaujančių pacientų, kurie papuola pas mane. Taigi, manyčiau, kad šita problema tiek pat aktuali tiek moteriams, tiek vyrams. Taigi, pradėkime. Atlikus viršutinio akių vokų plastiką, akis tarsi atsiveria, tarsi tampa platesnės. Ir tai suteikia žvilgsniui jaunatviškumo, linksmumo ir pranyksta tas toks dažniausiai įvardinimas kaip pavargusio veido išvaizda ar pavargusio veido, nežinau, išraiška. Reiškiasi, ar reikia operacijos ir kada reikia operacijos? Šičia yra klausimas, kuris yra ne visiškai vienareikšmiai galimas atsakyti. Dėl to geriausiai pasikonsultuoti būtų su plastinės ir estetinės chirurgijos gydytoju. Nebūtinai manim, mūsų yra be 40 Lietuvoje. Ir kiekvienas mielai jums padės. Ar reikia? Dažniausiai pacientas nusprendžia pats. Jeigu yra keletas klausimų. Vienas, ar reikia estetiškai, kitas, ar reikia funkciškai. Natūraliai, jeigu akių vyzdį nukarę viršutiniai vokai dengia tiek, kad žmogui susiaurėja akiplotis, jisai negali komfortiškai, normaliai, kaip kiekvienas kitas, žiūrėti televizoriaus ar skaityti laikraščio, ar eiti gatvę ar panašiai, tai yra medicinės indikacijos, kurios natūraliai, kad yra kaip indikacija viršutinių vokų plastikai. Kitas dalykas toks kaip nedidelis nusileidimas, viršutinių vokų lietimasis prie blakstienų, tas aktualu moterim, būna taip, kad dažant blakstienas nudažo kartu ir vokus. Pavargusio veido požymis ar išraiška. Panašiai, čia yra estetinės indikacijos, kurios irgi yra kaip indikacija operuoti vokus. Dėl apatinių vokų dažniausiai būna operacijos atliekamos todėl, kad pacientus vargina arba maišeliai, kurie yra po akimis, arba gausios raukšlės. Ar tas variantas dažniausiai po vieną labai retai kada būna. Todėl, jeigu pasitaiko tik tais riebalinės išvaržos apatinio voko, nebūtina daryti pjūvį išorėje, galima tą atlikti šiek tiek kitokią operaciją ir pašalinti tik tas išvaržas. Operacija lengvesnė, greitesnis atsistatymas ir nėra randų. Natūraliai yra dalis žmonių, kuriems daromos ir viršutinių, ir apatinių vokų plastikos kartu. Jeigu mes dažniausiai tokias operacijas atlieka ne Lietuvoje gyvenantis. Kodėl? Todėl, kad jie yra apriboti laiku, jie atvažiuoja čia trumpam, nori pasidaryti kiek galima daugiau ir kad tas greičiau praeitų. Šitą operaciją natūraliai mes sutaupome kombinuodami šitas operacijas laiko, bet pati trauma organizmui yra šiek tiek didesnė. Natūraliai, kad tokių dalykų kaip operacinės mėlynės, tinimai ir visa kita gali būti žymiai daugiau. Taigi, jeigu žmogus nėra apribotas laiku, aš visada siūlau tą daryti atskirai. Kaip tai daroma? Tai ko gero pati trumpiausia operacija. Viršutinių vokų plastika trunka
apie 25 minutės, atliekame vietinėje nejautroje, tai yra kaip taisomas dantis, tai yra suleidžiama vaistų į tą vietą, kuri bus operuojama, ir pacientas tą pačią dieną išleidžiamas namo. Po 8 parų pacientas ateina, pašalinam siūlus. Apatinių vokų plastiką aš asmeniškai dažniausiai atlieku bendrinėje nejautroje, nes šita zona šiek tiek yra jinai žymiai jautresnė negu viršutinio voko zona. Ir tą atliekant bendrinį nejautroj pacientas jaučiasi komfortiškiau. Tiesa, po operacijos reikia šiek tiek pagulėti palatoje ilgėliau, kol visiškai žmogus atsigauna po narkozės. Po tokios operacijos uždedamas trumpam šaltis, tiksliau vėsinami yra viršutiniai vokai, tai mažina tinimą. Skausmų šitos operacijos metu nei prieš natūraliai, nei po, nei per operaciją tikrai nebūna. Po 8 dienų, kaip minėjau, išsaukėme siūlus. Pats gydymo procesas iki 3 savaičių, bet kaip ir kiekvienai operacijai, galutinis rezultatas, mano nuomonė, ne anksčiau kaip po 90 mėnesių, tada, kai subręsta randas, kai randelis tampa baltas. Ir jeigu yra kuo nors pacientas nepatenkintas, aš visada nevengiu įsiklausyti į problemą. Jeigu reikia, ją išsprendžiame, tik tiek, kad tą daryti per anksti yra pačiam pacientui nenaudinga ir pavojinga netgi. Pirmieji, kaip ir visada, rezultatai matomi iš karto, bet galutinis vaizdas tikrai yra po 3-4 savaičių, o kada jau nesimato ir aplinkiniai nepastebi, kad buvo operuota. O visiškai galutinis rezultatas tikrai nėra anksčiau negu po 9-12 mėnesių. Tos operacijos metu gaunama lygesnė oda apie akis, dažnai paakiuose nelieka tamsių dėmių ir suteikiamas vokam tiek viršutiniam, tiek apatiniam tas lengvumo įspūdis. Jeigu apatinių vokų išvaržos yra didesnės, tai dažnas žmogus sako, kad jo veidas prarado pastoviai geriančiojo vaizdą. Ir kiekvienas atėjęs, 4 iš 5 sako, kad manęs vis klausinėja, ar aš gėriau vakar, ar aš pachmelingas, ar dar kažkokia bėda, vien dėl paprastos šitos priežasties, kurią, tiesą sakant, galima tikrai nesunkiai ištaisyti. Čia yra keletas pavyzdžių, puikiai matom padidėjusi tarpą virš viršutinių blakstienų ir atviresnės, linksmesnės, jaunesnės akis. Čia yra irgi aiškiai matomas voko sumažinimas pacientei iš šonų. Dažniausiai klausimas yra kaip su randais, nes tai yra veidas, tai nepaslėpsi kaip krūtų liemenukų ar panašiai. Randai yra paslėpiami raukšlėse, tiksliau pjūvis daromas būsimoje raukšlėje ir tą randą surasti galiu aš, gali surasti operuotas žmogus ir viskas. O kas nežinos, tikrai kažkokio žalojančio estetiškai rando nesimato. Kaina viršutinių vokų yra 550 €, jinai dvigubai mažesnė praktiškai negu apatinių vokų, bet kaip ir minėjau, apatinių vokų atveju duodama ar operuojama pilnos narkozės metu, todėl ir kaštai išauga. Tai tiek, linkiu būti linksmesniais, o jeigu neišeina, galim padėti.